Labą dieną, mes pradedam naują temą. Tai vadinasi įvadas į programavimą Python kalba. Ir mes per pirmą pamoką pasižiūrėsim, kaip dirbti vadinamoji Colab aplinkoj. Jeigu jau esat prisijungę prie VMA, tai čia matosi papunkčiui šios dienos planas. Ir mes iš karto pradėsim nuo pamokos pavyzdžių. Paspauskime štai šitą nuorodą. Paspaudus mes atsidursim vadinamoji Google Colab aplinkoj, kurioj galima rašyti tekstą ir taip pat galima rašyti tam tikrą programinį kodą, kurį galima netgi čia pat ir paleisti. Jeigu tiksliau, tai Google Colab užrašinė yra atskiro tipo dokumentas, prie jo jūs galit prieiti irgi paspaudę nuorodą ir paskui, jeigu norit jį keisti ir taisyti, galima išsaugoti kopiją savo diske. Be abejo, reikia prisijungti su savo Google paskyrą. Tai gali būti arba jūsų mokyklinė paskyra arba jūsų nuosava paskyra prie Google. Pas mane jau iš karto sukurtas šitas dokumentas, jis jau mano nuosavas, tai aš čia kopijos nedarysiu. Ir iš karto pereikim prie programavimo. Tai pradėkime nuo pačios tokios paprasčiausios programėlės, kuri tiesiog atspausdina mums ant ekrano tam tikrą tekstą. Taip, o čia matosi langelis, o tas juodas langelis yra Pythono kodas, jis sudarytas iš dviejų eilučių. Pirmoje eilutėje mes matom grotelės ir čia parašytas lietuviškas žodis pavyzdys 1. Ką tai reiškia? Čia tiesiog komentaras, paaiškinimas prie šitos programos. Jeigu jūs matot grotelės, tai reiškia viskas, kas eina į dešinę nuo grotelė, toj pačioj eilutėj kompiuterio nėra vykdoma ir tai čia tiesiog paaiškinamasis tekstas. Toliau antroje eilutėje mes matom žodį print, paskui matom skliaustą, paskui matom kabutės, taip, vieną kabutę, paskui eina kažkoks tekstas, sveiki, tai yra pirmoji programa, paskui vėl kabutė ir tekstas. Kabutė čia gali būti viengubas arba dvigubas, čia nėra svarbu Pythono kalboj, jos reiškia viena ir ta pati. Svarbu tik tai laikytis sintaksės taisyklių, jeigu mes rašom komandą arba sakinį print arba dar funkciją print, tai būtinai turim atidaryti skliaustus, paskui kažką parašyti viduj, taip, o šiuo atveju tekstą, kuris žymimas tarp kabučių, ir būtinai uždaryti skliaustą. Tam, kad paleisti šitą paprasčiausią programėlę, mes turim paspausti va štai šitą mygtuką, ir matom, mums parašė sveiki, tai yra pirmoji programa. Greičiausiai, jeigu jūs jau padarėt kopiją šitos programos, norėtumėt ir patys ką nors panašaus parašyti, tai labai nesunku. Jeigu aš čia važinėju su kursorium pelytas, matosi, kad čia atsiranda toks ženkliukas plius ir kodas. Paspauskim jį. Ir matot, čia aš dar vieną kažkokį tai galiu rašyti kodą gabaliuką. Taip, kaip pavyzdį parašykim dar keletą print sakinių. Taip, print iš mažosios čia rašosi, tai labai svarbu. Ir mes nupieškim trikampį iš žvaigždučių, taip, naudodami print funkciją. Tuo jūs pamatysit, kaip atrodys tas mūsų trikampis. Čia aš nupiešiu pirmą kraštinę, čia tegulus būna pilna viduris, čia turbūt matot, kad čia man tarsi kažkas tai sufleruoja, ką reikia rašyti. Iš tikrųjų čia padeda Google
dirbtinis intelektas, taip, Gemini jis vadinasi, taip, jis kartais gerai padeda, kartais prašauna, neteisingai padeda, taip, tai šiuo atveju jis mums rodo, kaip nupiešti stačiakampį, bet mes šito nesinaudojam, mums reikia va tokio trikampiuką, taip, taip čia pas mus po vieną turėtų mažėti, tai šitoj vietoj turėtų būti, paskui čia šitoj vietoj turėtų būti pabaiga, nu ir dar mums reikia, taip, nu ir dar, mums reikia sumažinti ir čia Google padėjėjas dirbtinio intelekto mums netgi atspėjo, ką mes norim nupiešti. Čia aišku, vis tiek reikia patiems mokytis tos kalbos. Kaip aš minėjau, jis gali padėti tvarkingai, gali padėti nelabai tvarkingai, ne visai to, ką norim, bet jis šiaip savo yra šaunuolis. Taip, gerai paspaudžiam ir matom, mums nupiešė tokį žvaigždinį kabutėse trikampiuką. Nu, dar kokį pavyzdį galima panagrinėti. Čia sutraukim eilutės. Parašykim programėlę, kuris spausdina 3 kartus žodį hello. Tai jį jau čia parašyta, paleiskim šitą kodą, nu ir matosi, kaip viskas tai atrodo. Galima tą patį padaryti ties dar vienu būdu, tai tiesiog paimti, parašyti vieną tokį print sakinį ir tarp kabučių rašyti štai, kaip reiškia, parašyti žodį hello, paskui pasvyręs į kairę brūkšnys n, žargoniškai tai skamba /n, taip, o /n būtinai į kairę pasvyręs, įsiminkit šitą. Ir dar kartą čia va šitoj vietoj /n. Ką reiškia va šitas /n? Tai čia toks specialus žymėjimas naujos eilutės ženklo. Programavimo kalbose štai šitas žymėjimas labai dažnai sutinkamas ne tik, aišku, Pythone, bet ir kituose kalbose. Taip, o jeigu jūs mokinsitės programavimo, tai vienaip arba kitaip šitą /n matysit ne vienoj kalboj. Nu, štai čia aš paleidžiu šitą langelį, nu ir matot, viskas tvarkoje jau gavosi. Prieš tęsiant tolimesnius pavyzdžius, aš iš karto čia paaiškinsiu tokį dalyką, kaip atsisiųsti kodą ir paskui įkelti į prie namų ar klasės darbų tą kodą, kurį jūs rašot Google Colab. Tai darosi labai paprastai, tiesiog spaudžiat file ir šitoj vietoj surandat atsisiųsti, taip, čia atsisiųsti ir dvi yra galimybės, arba atsisiųsti kaip IPyNB, tai čia grynas užrašinis formatas, arba tiesiog atsisiųsti PY failą. Taip, o jeigu šitą paspaudžiu, tai čia išsaugau ir paskui štai šitą failą jūs galit įkelinėti panašiai kaip skaičiuoklis failą savo laiku darė, taip, į klasės ir namų darbą. Štai čia tiek žinių pirmam filmukui, nu toliau antram filmukė mes pratęsim nagrinėti šitą užrašinį.